Nu tai ką, einam pastovim prie paminklo. Va, kadangi... Čia jums bus, bet galim pabandyti. Stoja mūsų klasė. Greitai, jūsų klasė. Raz, dva, trys. Alfa! Не, каршта! Kita klasė, pats nepasirašė. Jūs ar nevažiuojate? Esate jau kaip ir paskutinė diena mūsų mokykloje. Aš tikiuosi, kad jūsų kelias nebus grįstas rožių spygliais, bet rožių žiedais. Linkėdami jums labai daug ir gražios ateities, atnešėm jums tokius prisiminimo medaliukus. Mes mokytojų jums paliekam. Gerai, palikim, vis tiek jėga paskutinė kartą. Hi.
tik kad nepradėti verkti. Paprašyti gerbiamą direktorių tarti keletą sveikinimo žodžių. Prašom, direktorių. Tikrai šiandien jums yra dar vieno, bet truputį kitokio etapo pabaiga. Ir kartu naujo etapo pradžia. Suprantu jūsų nuotaiką. Bet ji nėra ir negali būti visų vienoda. Ji vienų vienokia, kita kitokia. Ta jūsų nuotaika apsprendžia santykiai su mokykla, kurioje jūs praleidot 12 metų. Santykiai su mokytojais, santykiai su draugais ir galų gale jūsų požiūris į tai, kas bus rytoj ir kas bus poryt. Todėl visados yra labai sunku surasti visiems apibendrinančius ir tinkančius žodžius. Sunku ir todėl, kad kaip direktorius galiu pasakyti, kad būtent jūsų proga, jūsų mokslo, faktiškai baigimo proga, vakar įvyko pedagogų tarybos posėdis, kuris skirtingai nuo kitų posėdžių, kurie vyko jūsų mokymus mokykloje metu, šį sykį svarstė tik jūsų klausimą. Tai yra, kaip mūsų abiturientai, 4 klasių gimnazistai, kokie jų ugdymosi rezultatai. Iš tikrųjų, mes buvom patenkinti. Pedagogų kolektyvas neturėjo didelių problemų vakar posėdyje, kad spręstų klausimą, kam leisti ir kam neleisti laikyti egzaminus. Beveik visiems, išskyrus vieną moksleivį ir vieną egzaminą, jums visiems yra leidžiama laikyti valstybinius brandos egzaminus. Ačiū labai. Sėkmės. Senų virdulių dugne žibuoklė išaugo ir pleveno gyvybė ištryškus pro seną rūdį ir melsvas pavasaris varė švytėjime glūdi. Ir nieko nereikia, taip tikra ir taip ramu, to laikrodžių pasakui
kurią nukritom netyčia. Per triukšmingas gatves, per palaimintą tylą namų eina laikrodžiai plonom sidabrinėm kojytėm. Daug vandens tekėjo pro vienuolį upei. Į mokyklą ėjo net ir prisirūkę. Kaip mums neraudoti, kai taip skauda širdį, mes taip garsiai raudam, net Europoje girdi. Spaudė jūs Marytė, spaudė ir Alvyda, bet kodėl veideliai šiandien jūsų švyti? Jūs per šitiek metų visko tiek išmokot, bėgate iš klasių ir per langų šokat. Nors birutė kratė, užmatieką šventą, bet išmokti visko buvo jums nelemta. Už save kovojot, kiek tik tai galėjot, savo atkaklumu nefą nugalėjot. Jūsų specialybė – muzika ir šokiai, o jūsų esybės vis mokyklą puošia. Norite išeiti kuo greičiau iš klasių ir papildyti skaičių lietuvių liaudies masų. Jūs jau pasiimsite ir gerai minėsite. Mes dabar vyriausi, mes dabar jau dėkas.
Mėly abiturientai, išeidami iš šios mokyklos, jūs tikriausiai dar norite kažką pasakyti, galbūt kažką padovanoti liekantiems. Ar meni, kaip mokykla nedrąsiai, nešim pirmojo puokštę gėlių, o daugiau jau į senąją klasę mūsų nieks nepašauks varpeliu. Nesakyk, kad negaila, nors jaunystė visą prieš akis. Tu čia savoje pirmąją meilę ir pirmosius džiaugsmus palieki. Paliekame dar daugiau, savo vaikystę, jos juokas skardesnį už patį skambutį. Daugybė mielų veidų ir artimų, tiek draugų, tiek ir mokytojų. Tarp šių mokyklos sienų lieka kažkas gražaus ir nepakartojama, kažkas mūsų. Taigi dabar į sceną kviečiu Vaidotą ir Tadą, kurie tradiciškai nori kažką palikti 11-okams. Veikia. Galas daug. Labą dieną.